Šiuo metu sėdžiu šalia masažinio baseino, kurio vanduo jau truputį balzganas, taigi tikėtina, kad vandens kokybė bus nelabai gera ir dabar kaip tik pamatuosime, kas su juo yra blogai. Taigi imame testerį, pamerkėme jį į vandenį, paimame DPD tabletę, ją išlukštename, dedame į dešinį skyrelį, imame Phenol Red tabletę, dedame į kairį skyrelį, užkemšame testerį ir ištirpdom tabletes. Pus tabletėje matome, kad jos talpyklėlė nusidažė tam tikra spalva ir pagal šią paletę mes žiūrime, su kuria spalva labiausiai sutampa. Ir mes šiuo atveju matome, kad artimiausia spalva yra pati viršutinė, tai pH yra maksimalus apie 8,2. Chloro mes iš vis neturime šiame baseine, dėl to jo vandens kokybė ir nėra gera. Ir netrukus parodysime, kaip tai sureguliuoti chemijos pagalba. Taigi, pamatavome, kad pH lygis šiame baseine yra virš 8. Taigi, jį mušime iki minimalios ribos, tai yra 7. Pagal instrukciją į 10 kubų vandens reikia įdėti 150 gramų, kad numušti per 2 padalas. Mes turime 8,2, mušime iki 7. Tai vadinasi, reikia pilti 10 kubų vandens 6 kartus po 150. Kadangi čia turim 770 litrų, į šį baseiną reiktų pilti apie 60-70 gramų pH minusų. pH minusas teoriškai turėtų būti ištirpinamas vandenyje ir pilamas jau tirpalas, bet aš dažniausiai jį paprasčiausiai pilu tiesiai į baseiną ir tą darysiu šį kartą iš akies. 160 gramų tai yra viena taurelė, iš kurios geriame gėrimus. Prie 5 kg pH pakuotės dažniausiai būna matavimo indelis. Įdėjus pH reikia, kad jisai greičiau ištirptų vandenyje, todėl tą mes galime įjungti masažus, kad jie greičiau išmaišytų vandenį. Sudėjus pH priemonę mes matome, kad chloro vandenį visiškai nėra ir vandens kokybė jau pradėjusi blogėti. Todėl mūsų tikslas yra greitai pakelti chloro lygį baseine. Chloro lygį pakelsime greito chloro pagalba. Šį kartą mes turime greito chloro tabletes. Jos dedamos arba į plūdę, jeigu nėra kur dėti jo. Mūsų atveju mes turime specialią vietą chemijai tirpdyti. Taigi vieną chloro tabletę įdėsime į skimerį. Greito chloro dedasi esant blogai vandens kokybei, viena tabletė 1 kubiniam metrui vandens. Multitabletės yra skirtos ilgalaikiai vandens priežiūrai. Taigi, jeigu turime mažą chloro lygį, nebeturime tirpstančios tabletės skimeryje, dedame multitabletės arba lėto chloro tabletes ir jos taip pat dedamos į plūdę arba į skimerį. Taigi, į šį baseiną chemiją sudėjom pagal instrukciją, belieka laukti ir maždaug poros bėgyje vanduo vėl turėtų tapti idealus. Ir įdėjus chemijos galime patikrinti, ar pasiekėme norimus rezultatus. Taigi pasėmėme dar kartą vandens ir dedame DPD tabletę į dešinį kraštą, Phenol Red tabletę į kairį kraštą. Užkemšame, tirpdome tabletes ir kaip matome spalvos jau yra pasikeitę ir pH lygį turime apie 7,72, o chloras dar nors ir nespėjo tabletės pilnai ištirpti, bet jau pakilęs apie vienetą.
Mūsų tikslas yra pasiekti maksimalią chloro reikšmę ir padaryti taip vadinamą chloro šoką.